Dievas, jisai turi paruošęs palaiminimo apšiai, bet yra dvasiniai principai, apie kuriuos gal kokį kartą kalbėsiu. Dvasiniai įstatymai, kurias reikia mums suprasti, kad klestėt. Nes daugelis galvoja, kad malonė yra viskas, malonė iš malonės, taip, bet iš malonės mes esame išgelbėti, bet kad gyventumėm palaimintą gyvenimą ir įeitumėm per tos siaurus vartus į dangaus karalystę, yra dvasiniai įstatymai, kuriais mes, jeigu juos mes sulaužom, nepaklūstam, mes pasiliekam kitoj pusėje. Taip mes išgelbėti, nes malonė išgelbėti esame. Bet kad gyvent klestinti gyvenimą, mes turim laikytis Dievo principų, o ne prisidėti savų, prisikurt dar kažkokių. Ir taip kūrėsi nauja religija, nes žmonės malonę iškreipia pagal savo supratimą, bet niekas neina giliau į žodį. Mums reikia ir į žodį įves jūs dvasia šventoji, jeigu jūs ieškosit santykių su Dievu.